Ramiame kaimelyje gyveno žmonės be didelių įvykių. Mezgė kojines, augino gyvulius, žvejojo žuvis. Žvejys Bolislavas ėjo pasiėmęs tinklą 5 kilometrus 203 metrus iki Nemuno. Vos tik užmetęs tinklą, pagavo neįtikėtiną laimikį – žuvį. Oi ne, tai ne žuvis, tai moteris. Oi ne, tai ne moteris, tai vandenė. Miestelio žmonės aikčiojo iš nuostabos. Žvejys, parnešęs namo nei moterį, nei žuvį, įmetė ją į baseiną. Vandenė labai verkė Nemuno ašaromis, sūrindama baseino vandenį. O žvejys sugalvojo, kaip iš vandenės užsidirbti pinigų. Kvietė žmonės iš aplinkinių kaimų vandenės pažiūrėti, o šie gausiai sumokėdavo. Vargšė Undinė nežinojo, kokius turtus žvejai uždirbo. Tik žvejo žmona užjautė vargšę Undinę, kas vakarą į plaukus šukuodavo, o kartą Undinė gailiai apsiverkė Nemuno ašaromis. Pagailo žvejo žmonai vandenės ir įkalbėjo vyrą paleisti ją atgal į Nemuną. Pripylė vandens į kubilą, įsisodino vandenę ir išvažiavo 5 kilometrus 203 metrus link Nemuno. Žvejys Bolislavas paleido vandenę atgal į upę, vienas kitam pamojavo ranka ir žvejys patraukė namo.